Vargas gyventi be proto, sunkiau be širdies. Prakeikimas tik protų gyventi, kai širdis neranda širdies. Gal užmiršote, kad esate žmonės, kad namie nebepažįstat savų, o svetur vien te ieško džiaugsmų, malonumų. Ieškojau tėviškės, tamsioj nakty it kapas. Kur tu tėvynė, kur tu Lietuva? Ar plaka dar skausme širdis nukepus? Ar tu gyva, ar negyva? Iškėliau šaukdamas rankas į dangų juodą. Kur tu tėvynė, kur tu Lietuva? Ir kai parpuoliau bėgdamas per gruodą, atsakė man, aš čia gyva. Aš čia gyva, po kojų tarė žemė. Aš čia gyva, sūnau, ar nematai? Aš čia gyva, palinkė ir sutemę, atsiliepė dangaus skliautai. Aš čia gyva, dubysa subangavo, aš čia gyva. Kelią, kur tu tėvynė, kur tu Lietuva? Tik balsas tas man rodė tamsų kelią. Aš čia gyva, aš čia gyva. Kaip skausmo ašaros mirgėjo žodžiai, ar tu tenai, ar tu ten, Lietuva? Ir iš tamsos, ir iš nakties, ir iš šešėlių atsiliepė, aš čia gyva. Kviečiame miesto valdžios atstovus ir garbingus svečius padėti gėles prie laisvės angelo. Žuvų.
Taip pat gėlių puokštė bus išnešama ir padedama Dainavos apygardos partizanams pagerbti Dainavos apygardos memoriale. Mėly Alytaus miesto svečiai, būkit pasveikinti Tėvynės laisvės džiaugsmo šventėje. Kam švenčiame didžiuosius tautos įvykius? Tam, kad nepamirštume jų lemiančio svorio mūsų krašto likimui. Ir kad juos minėdami stiprintume savo dvasią. Kas yra buvę, tai nėra veltui nei dingiai, nei žuvę. Praeitis atsiliepia ateičiai. Didieji tautos įvykiai yra gairės, kuriomis žymimas jos praeities kelias, kuriomis rodoma linkmė ir tolimesniam jos gyvenimui. Šias mintis pasakė Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona 1933 metų, minint Lietuvos valstybės atkūrimo 15-asias metines. Vasario 16-ąją jis pavadino dvasios stiprinimo šventę, pabrėždamas, kad praeities įvykiai turėtų nebūti užmiršti. Jie turi rodyti žygio kryptį ateities kartoms. Į vasario 16-ąją Lietuva ėjo per 1794, 1831, 1863 metų sukilimus, kovodama už laisvę, žemę ir tikėjimą. Šias tris brangiausias lietuviams dvasinės ir materialinės vertybės nuolat stengiasi atimti žiaurūs ir klastingi kaimynai. Valstybės atgimimo dokumentas, Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktas su 20 garbingų vyrų, Lietuvos tarybos narių parašų. Taryba sugebėjo nugalėti vidinį vardais pašaukę padėkoti. Deja, žinome tik keletą. Ačiū Jums, Vytautai, Jonai, Juozai, Antanai, už trispalvę šviesą ankstyvais šventės rytmečiais. Ačiū tiems, kurie gėlėmis, žvakių šviesa, visuotinę arba tylia malda pagerbėte anuo draudžiamuoju metu Antano Juozapavičiaus Lietuvos savanorių kapus Alytaus kapinėse. Neužmiršti turi likti istorijoje vardai ir nuopelnai žmonių, pogrindžio leidiniais žadinusi tautinę dvasią, puoselėjusi laisvę mintį, ruošusių mus naujam atgimimui. Lenkiamės, kunige Lionginai, jūsų darbams ir kapui.
jaunimo ir moksleivių, vėliavnešių kolona eis į moksleivių kūrybos centrą, kuriame netrukus prasidės jaunimo vakaras. Netrukus akcinės bendrovės Alytaus tekstilė kultūros rūmuose užšventinis koncertas. Aikštėje lauks autobusai, kurie Už šitą vasario 16 jūs ėjot kryžiaus kelius. Tai kam nepatinka, kad jūs sugrįžot, bet grįžot. Leiskit palinkėti jums daug stiprybės, ištvermės, nenusiminkit, Lietuva buvo ir bus. Ačiū jums už gražią dainą ir už šventę.